Mielos merginos, moteris, damos, sveikinasi savo kanale. Šiandien darysime dėlionę, kuri yra skirta 2026 metams. Norėčiau šiandien pasižiūrėti, kokiosgi tendencijos, kokiosgi energijos mūsų laukia. Taigi, tikiuosi, kad jūs pasidarėt arbatos arba kavos, atsipalaiduokite, apie nieką negalvokite ir pasižiūrėkime, kągi parodys mums kortos, kokiosgi bendros tendencijos mus laukia. Primenu, kad tai yra bendroji dėlionė. Jeigu jūs norite asmeniškai savo pasižiūrėti, kviečiu rašyti man individualiai. Taigi, šaknis, šitą dėlionę primins naujametinę eglutę. Šios eglutės šaknis tai, kas lieka, kas tęsiasi iš praeities, planai, svajonės, tai tos sferos klausimai, kur nelabai tinka būsimiesiems metams, būsimam laikotarpiui, kas gali trukdyti arba kažkaip riboti mūsų planus, mūsų norus. Šita pozicija atsakys mums į klausimą, kasgi padės mums kitais metais, ką reikėtų paleisti, nereikėtų laikyti, kas turėtų ateiti kitais metais. Ir paskutinė pozicija, taip sakant, eglutės žvaigždė, tai yra laikotarpio pozityvas, kas gero įeis į gyvenimą. Taigi, su kuom einame? Su viskuo, kas yra gražu, kas teikia pozityvias emocijas, kas sukuria galbūt mūsų dieną, tie visi, tos visos praktikos, režimai, kurie padaro mūsų kūną, mūsų išvaizdą gražiais. Ta aplinka, kurioje jūs galbūt šiuo metu gyvenate ir mėgaujatės, visi tie geri dalykai kartu su jumis žengia į 2026 ir galima teigti, kad ten ir tęsis. Mūsų planai ir svajonės kitaisiais metais. Svajonių ir planų bus nemažai ir jų bus tiek daug, kad mums teks netgi ir pasirinkti, daryti tam tikrus sprendimus. Ir jeigu jūsų planuose yra kelionės, tai ši korta kryžkelė tikrai kalba apie tai, kad tų kelionių bus nemažai. Todėl tikrai, jeigu tikitės kažkur tai išvažiuoti, pailsėti, galbūt leistis į nuotykius, į kelionę, tikrai tas išsipildys. Kamgi nelemta išsipildyti, kokioms galbūt svajonėms. Kažkas susiję arba, jeigu mane žiūri moteris, su jūsų planais apie save. Pavyzdžiui, aš svajoju, arba planuoju kitais metais kažkaip ten pasitobulinti, eiti ir tam tikrus kursus, arba pakeisti išvaizdą, arba pakeisti savo elgesį modelį, dirbti su savimi. Gali būti, kad tam bus nepalankus metas, arba niekaip neprieisite prie to, arba negalėsite surasti tinkamo, kaučerio, tinkamo savo mentoriaus. Ta sfera susiję su jumis. Jeigu mane žiūri vyrai, kažkas susiję su jūsų moterimi. Jeigu jūs dar pasižiūrėkime papildomą kortą, taip, tikriausiai mane žiūri vyrai, kurie jau turi, pavyzdžiui, žmonas arba nuolatinės partnerės, su kuriomis gyvena, tai tam tikri planai, galbūt susiję bendri planai, su jūsų žmona, jūsų antraja pusė, gali kažkas trukdyti jiems, galbūt tai planai buvo susiję nusipirkti bendrą kažkokį tai turtą. Ar bendrus namus turėti, galbūt planai įsikraustyti ir bendrai gyventi, tam gali būti tam tikri
trukdžiai, bent jau 2026. Toliau pasižiūrim, o kas būtent jums trukdys. Na, va, jūs patys. Tai labai įdomiai čia iškrito, kad kartu ir moteris, ir vyras iškrito šalia tokiose sferose kaip trukdžiai. Tai galimai, vėlgi, jeigu tęsti, jeigu mane žiūri moteris, tai jums trukdys, vykdyti tuos planus, tobulėti arba kažkaip toliau vystytis. Antroji jūsų pusė, galbūt jo planai sutrukdys. Ir jeigu mane vyrai žiūri, tai tuomet jūsų pačių planai, tam tikri planai sutrukdys, va šitai sferai, arba kažkas, jeigu bando susirasti savo antrąją pusę, galbūt tai bus, truputėlį sudėtinga dėl jūsų paties, pavyzdžiui, aktyvumo. Turėsite labai galbūt netgi ir daug keliauti, ir labai daug darbų, ir tai galės, tai ir sutrukdyti. O kasgi padės kitais metais? Padės kažkokie tai nestandartiniai sprendimai, galbūt tokie iš pažiūros aštrus sprendimai, kur reikia, nukirpti, kad nesitęstų tam tikri dalykai. Vėlgi noriu pasižiūrėti, su kuom tai yra susiję. Kažkas arba su valdžia, arba su jūsų vadovu, arba su tuo asmeniu, kuris yra šalia. Nukirpti, atkirpti, kažkaip griežtai pasakyti, išspręsti pagaliau kažkokį tai situaciją. Ir tai padės, tai būtent padės, kad jūs sugebėsite. Vėlgi čia, ar sugebėsite priimti tą sprendimą, parodyti savo lyderystę, sugebėsite pasakyti ne, sugebėsite aplamai čia galbūt netgi diplomatiškai pasielgti ir apeiti tuos kampus, kad neiššaukti tam tikros agresijos. Taigi jūsų lyderystė, jūsų gebėjimas, jūsų aštrus protas, kitais metais tai bus tai, kas jums padės. Ką reikėtų vis dėlto paleisti, nelaikyti kitais metais? Reikėtų paleisti tam tikrus apribojimus, įsitikinimus. Galbūt kai kam tai bus aktualu paleisti savo emocijos, nebūti tame bokšte, nebūti vienatvėje, išeiti į viešumą. Kitiems tai gali irgi paleisti, nesilaikyti tos darbo vietos. Jeigu jūs galvojate, svarstote, ar reikėtų man keisti, ar nereikėtų, ar reikėtų man išeiti, galbūt kažkam tai iš nemylimo darbo. Taip, čia kortos kalba, nesilaikykite, nelaikykitės už to galbūt iš pažiūros saugumo, bet keiskite, eikite ir darykite, nesilaikykite už tai. Taip pat tai gali būti kažkam ar su mokslais susiję, ar su kažkokia tai institucija oficialia. Tai jeigu kažkas nori keisti savo mokslo įstaigą, vėlgi tam kortos pritarė. Ir ką reikėtų, taip, kas turėtų ateiti į jūsų gyvenimą? Aktyvumas, jauni žmonės, bendravimas, daug informacijos, daug žinių. Toks tikrai metai atrodo labai labai aktyvūs ir tikrai nesidėsite vietoj. Vat šios kelionės, kurios čia iškrito ir pasitvirtina irgi ir šitoj kortoj, kad aktyviai kažkur aš keliausiu, aktyviai kažką tai veiksiu, darysiu, važiuosiu. Tos visos tematikos tikrai ir gausiu labai daug informacijos, bus labai daug bendravimo. Tai gali būti bendravimas ir su savo vaikais, reikalais susijęs su vaikais, kur reikia nuvežti, atvežti, sudalyvauti vienam susirinkime, kitam susirinkime, viskas apie tai. Ir pozityvus dalykas, tikrai metai bus, aš parodysiu arčiau, metai bus labai emocionalūs, tokie širdingi, netrūks ten emocijų, iš tikrųjų kažkam pavyks surasti tą savo, mėgstamą, mylimą darbą, veiklą, mylimą žmogų, tikrai emocijų bus nemažai. Ir jeigu šiaip pasižiūrėti
į šią dėlionę, tai tikrai metai bus su tokia, sakyčiau, labiau nusiteikę arba nuteikiantis į asmeninius santykius, nes mes turime ir moterį, ir vyrą, ne, tai jūs ir jūsų antroji pusė, mes turime tokias kortas, kurios tikrai rodo ir apie pasimatymus, ir apie tokius emocionalius dalykus, ir širdis, ir puokštė, ir aišku, labai daug tokio judesio ir bendravimo. Todėl, su šia dėlionė galiu sakyti, kad 2026 metų tendencijos yra jausmai ir aktyvumas. Ačiū, kad žiūrėjote, ačiū už jūsų patiktukus, ačiū už jūsų komentarus ir susitiksime kitose video. Iki.